Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Pomika. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Jums padės Periferisan. Periferisan – normaliai nervų sistemos veiklai. Laidoje pirmi kartai to dar nebuvo. Ilona Juciūtė ir ji pradeda išlieti savo demonus. Ilona? Važiuojam! Jeigu jūs girdit, kad pabūsi 2 mėnesius ir pareisi ir nežinau, aš atgal ar tave priimsiu, tai nenorėsit jūs pareiti. Viena, tu viena aš! Pirmi kartai nedarykite to namuose. Niekada! Brangų žiūrovai, jūsų pamėgta laida, mylima laida, pirmi kartai jūsų ekrane. Šiandien aš pažadu, kad bus labai skanu, nes pas mus laidos herojai, televizijos laidų vedėja, skanaus gyvenimo architektė Ilona Juciūtė. Šiandieną jūs pamatysite, kas būna, kai moteris supyksta, bet apie viską nuo pradžių su Ilona Juciūtė. Brangų žiūrovai, laida pirmi kartai ir elegantiškoji Ilona Juciūtė. Įniršio kambaryje daužtukas. Kaip jautiesi, Ilona? Išsigandus, nes pasipuošiau, pasidažiau lūpas, galvojau, mes gersim kavytę, juoksime, šnekėsim, bet matau, kad čia bus reikalų. Čia, žinok, bus reikalų, bet apie juos mes dar pakalbėsime vėliau, nes laida pirmi kartai tuo yra įdomi, kad iš mūsų kai kas nežino, ką darys, bet pirmiausia, gal nuo pradžių. Kaip tavo šventinis laikotarpis? Įtemptas, labai darbingas, bet aš taip žinai save motyvuoju, kad nudirbsim gruodį visus darbelius ir sausį jau galėsim pailsėti. Na, aš linkiu, kad būtų taip, kaip tu nori, bet žinant tai, kad tu dabar esi ne tik tai knygų autorė, laidų vedėja, bet dar ir verslininkė, tai aš žinau, kad verslininkai nesilsi. Tas verslininkė, tai žinai, labai skambiai tu pasakei, nes tai, ką aš darau, tai darau tik tai metus laiko, tame patirties aš jokios neturiu, bet vieną gražią dieną kažkaip sugalvojau, kad mano labiausiai geriamas gėrimas yra kava. Aš kavą geriu, kada noriu gauti daug energijos pokalbių metu ir geriu atokvėpio minutėlę. Tai ta kava yra mano gyvenime yra labai svarbi ir kažkaip aš ją labai sunkiai atrandu, kad jinai nebūtų karti ar rūgšti. Ir aš džiaugiuosi, kad mano tokia, žinai, mintis ar vizija gimė į produktą, kurį dabar geria daugelis žmonių, dėkoja ir džiaugiasi. Ir žinai, kokie yra mano kavų pavadinimai? Jo. Opa, kylam, užsikūrėm ir geros dienelės, mėly draugai. Nesu ragavęs. Sunku tau manęs klausyt, ką aš sakau. Aš iš tiesų galvoju, kaip tu atradai tą kavą, nes man irgi būna dažnai viena per rūgšti, kita per karti. Kita... O žinai, kaip tai atrodo? Ne. Atrodo, sukurk savo kavą. Tu 2 mėnesius vaikštai ir kramtai kavos pupelę, kad suprastum jos skrudinimo lygį ir ar jinai yra karti, ar jau iš jos bus... skani kava. Taip. Nėra taip viskas paprasta. Nėra taip viskas paprasta, kaip galėtų atrodyti. Tai aš turiu ne tik kavą, aš turiu ir prieskonius. Nuo jų ir prasidėjo viskas, ar ne? Nuo jų viskas ir prasidėjo. Kai prasidėjo, mes 3 draugės nuvažiavom prie jūros. Nuvažiavom ir šnekam apie savo svajones ir tikslus. Ką norėtume? Ir aš visą laiką labai norėjau išleisti kulinarinę knygą, tą padariau. Ir vėliau galvoju, norėčiau turėti kažkokį tai savo produktą, kuris būtų mano virtuvėje. Aš labai daug gaminu ir kas tai galėtų būti. Ir galvoju, opa, tai galėtų būti prieskonis. Mes vakaroja, muzika groja ir viena draugė guli ant dekučio ir ant smėlio kažką su lazdele piešia. Ir jinai nupiešia ir sako, aš jau nupiešiau tau etiketę tavo prieskoniam. Ir tada mes sugalvojom, kad pasidarykim išvyką į Vokietiją. Susiradom prieskonių gamintojus, važiavom, miksavom, aišku, mums padėjo technologai, tada aš parsivežiau juos namo testuoti, važiavom vėl atgal, nes netiko, tai yra sunkus ir ilgas labai procesas. Ir kai žmonės galvoja, kad opa padarė, tai reikėjo įdėti labai daug darbo. Ilona, tu gyveni viena, ar ne? Tai mes galime priminti žiūrovams, kurie galbūt pirmą kartą mato tave, tu esi išsiskyrusi moteris. Taip, prieš 2 metus aš išsiskyriau. Ir pražydai visomis gražiausiamis spalvomis. Aš santuokoje pragyvenau 25 metus ir šeima man yra didžiausia vertybė ir aš tikrai labai būčiau norėjus, kad ji būtų viena ir amžina, bet ne visiems taip gaunasi, aš tikrai neskatinu skyrybų, bet jeigu nesigauna, tai nereikia pamesti savęs. Vaikai užauga ir išeina ir jūs finale liekat viena, taip aš pagalvoju apie save.
Ir kažkaip pagalvojau, kad dar nevėlu pradėti viską iš naujo. Ir neatsitiko taip, kad aš skyriau ir atsirado svajonės. Jos buvo su manim jau senai, bet tiesiog, kai tu girdi kasdieną, kad tau nepavyks, tu to nepadarysi, tai yra ne tau, tu esi nepakankama ir tu pradedi tuo tikėti. Ir tada, kai tu iš to įsilaisvini, patikrinkim, pavyks ar nepavyks. Padarai vieną, žiūrėk, pavyko ir nebuvo taip sudėtinga, padarai antrą ir tas suteikia didžiulį pasitenkinimą ir laimės pojūtį. Patark moterim, kurios žiūri tave ir galbūt galvoja, Ilona, tai pasakyk, kaip tuomet, kaip rasti to savyje jėgos? Turbūt koksai atėjo momentas, kad aš pagalvojau, kad aš savęs negerbiu. Nes aš leidžiu, mes esam du vienodi žmonės poroje, ar ne? Ir aš leidžiu save menkinti, savęs negerbti, galbūt kažkuriais atvejais naudoti smurtą ir psichologinį, tiek fizinį. Ir man pagailo savęs. Pagalvojau, kad aš taip nenoriu. Nereikia su to taikstytis, tiesiog. Blogiau nebus. Jeigu jūs girdit, lygiai tą patį, ką aš girdėjau, kad pabūsi 2 mėnesius ir pareisi ir nežinau, aš atgal ar tave priimsiu, tai nenorėsit jūs pareiti. Jūs pabandykit ir nenorėsit pareiti. Tiesiog labai geras jausmas būti su pačia savimi ir daryti dalykus, apie kuriuos svajoji ir niekada nedrįsai. Tai aš labai laukiu ir labai džiaugiuosi, kad savo amžiui manęs dar laukia dar vienas kažkoks pirmas kartas. Ir šiandieną, žinok, aš pažadu, kad jisai bus tikrai išskirtinis ir labai, labai įdomus. Bet tam, kad mes jį galėtume įgyveninti, mums reikia pasiruošti, o tada jau paleisim visus demonus ir pyktį, kuris yra mumise. Pasiruošus? Paleidžiam. Einam rengtis. Įniršio kambarys Daužtukas, laida Pirmi kartai ir Ilona Juciūtė. Pasiruošus? Taip. Sumušam. Važiuojam. Jūs rimtai? Čia tau už blogus komentarus, čia tau už blogą santuoką, čia tau už viską. Viena tai viena aš. Tai nedarykite to namuose. Niekada. Brangūs žiūrovai, laidos pradžioje sakiau, jog galėsite pamatyti, kaip pyksta moteris. Štai jums gyvas įrodymas. Ilona. Kaip patiko. Opa, kaip įsitaškiau, dabar galim polko žingsnių keliauti ramiai dirbti darbelių. Ilona, sveikinu tave. Tu savo karjeroje turi dar vieną pirmą kartą, kuris, aš net nebejoju, kad, bus tik tai su karščiausiais prisiminimais. Ir ačiū tau labai už šitą pirmą kartą, šį tikrai mano atmintys išstriks ilgam. O dabar pažiūrėk, užsikūrėm, kylam, opa, važiuojam. Tai dovanoju tau savo kavelę, važiuojam gerti. O aš tau labai dėkoju. Ačiū. Ilona, ačiū tau už pirmąjį kartą. Brangūs žiūrovai, užsikūrėm, kylam, susitinkam Daužtuke arba pas Iloną. Skanus gyvenimas laidoje prie kavos. Iki. Naujausių tyrimų duomenimis, Europoje tik mažiau nei pusė neprigirdinčių žmonių nešioja klausos aparatus. Viena iš tokios statistikos priežasčių – žmonių patiriama stigma nešioti klausos aparatą. Tačiau šiuolaikiniai klausos aparatai yra tokie estetiški ir išmanūs, kad kartais juos net sunku atpažinti kaip tokius. Tuo įsitikino ir mūsų kūrybinė komanda. Kaip galvojat, kas čia yra? Kažkokia figūrėlė akmeninė. Kaip galvojat, kas čia yra? Ausinės. Ausinukė. Akmenukas, gerai. Nežinau, kažkoks tai kištukas, kažkur tai reikia įdėti, gal į ausį. Šis klausos aparatas yra į ausinės, jis yra įkraunamas, išsiskiria tuo, kad jisai net ir nelabai yra panašus į klausos aparatą, galbūt labiau pasakyčiau tuo kaip ausinukas. Šiedu, ką primena? Ausinukus. Kas yra čia? Panašios ausinės, bet spėjai garso klausai kažkas. Tai visi šie 3 aparatai yra klausos aparatai. Anksčiau šitie aparatai buvo labai dideli, labai kompleksuodavo jas dėtis, o dabar jie praktiškai nepastebimi ir kažkaip žmonės geriau susigyveno su jais. Pavyzdžiui, šis modelis jis yra vadinamas slim, plonas klausos aparatas, jisai apgaubia pilnai visą ausytę
Ir labai yra patogu tiems, kurie nešioja akinukus. Be abejo, kalbėkime ne tik apie dizainą, bet ir apie patogumą. Klausos aparatai yra iš tikrųjų lengvi, kad tai būtų patogu žmonėms nešioti visą dieną ir mėgautis gerą klausą. O kaip Jūs galvojate, čia laikiniai klausos aparatai, va šitie, kuriuos turi rankoje, ar jie turi kažkokių papildomų funkcijų, papildomų galimybių, ar tik tai, kad pagerina mūsų klausą? Neįsivaizduoju, bet dabar elektronika išsivystusi, gali būti įdėti kokie nors papildomos funkcijos įdėtos. Žiūrėjau, kad liktais atliekant tos pačius ausinuko funkcijas, kad galima kalbėtis, kaip ir girdėti skambučius, sumažinti išorės triukšmą, gali ten reguliuoti ten garsą kažkaip. Taip, tai klausos aparatai tikrai turi daug įvairių papildomų funkcijų. Viena iš jų tai bevielis ryšys, sąsaja su Bluetoothu per telefoną. Tai galima arba bendrauti telefonu, telefoniniais pokalbiais. Tai yra iš tikrųjų labai patogu. Kaip aš kartais mėgstu pajuokauti savo klientams, galit ir šaltibarščius daryti vienu metu, ir kalbėti su artimu jums žmogumi. Taip pat, žinoma, galima klausytis ir įvairios muzikos per įvairias platformas, galbūt kažkokių tinklalaidžių. Ir iš tikrųjų garso kokybė yra labai artima tų ausinukų ir netgi negadinanti klausos, nes jau yra specialistų nustatoma pagal audiogramą. Žinoma, yra ir specialių priedų. Kartais tenka susidurti, kai žmonės sako, kad aš blogai televizorių girdžiu. Net ir būna ta problema su klausos aparatu. Tai tokiems dalykams yra sprendimas, taip vadinami TV konektoriai, TV priedai, kur mes sujungiam su televizoriu ir jis bevielių ryšių perduoda garso transliaciją į klausos aparatus. Mitas, kad apie klausos aparatus reikėtų pagalvoti tik tada, kai jau beveik visai nebegirdi. Dar daugiau, problemos atidėliojimas gali turėti rimtų pasekmių. Nuolat bandant išgirsti, gali atsirasti galvos skausmai, nuovargis, sutrikti atmintis. Be to, didinama rizika susirgti demenciją. O galėčiau paklausti, kada paskutinį kartą Jūs tikrinatės ausis? Nesitikrinau gal kokius 5 metus. O Jūs ar tikrinatės? Kai yra problemos, tik tada. Ar reikia periodiškai tikrintis savo klausą? Reikia. O ar darot tą? Su vairuotojo teisė, man atrodo. Su vairuotojo teisė. Tai vis tiek kažkas nuo karto pasitikrinat. O kur tai reiktų daryti? Kur galima pasitikrinti? Poliklinikoje. Klausą galima pasitikrinti ne tik sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir klausos centre. Simptomai, dėl kurių dažniausiai žmonės kreipiasi pas gydytojus, manydami, kad jiem yra kažkas negerai su klausa, tai dažniausiai būna jau pradedamas garsinti televizorius, girdi lyg kalbą, bet jos nesupranta, dažnai perklausia, kas yra sakoma. Sakyčiau, šitie yra 3 pagrindiniai dalykai, dėl kurių jau žmonės kreipiasi. Tikrai rekomenduotina pajutus pirmuosius simptomus kreiptis pas specialistus, kad būtų atlikta audiograma, klausos patikra. Ir tikrai nereikia bijoti klausos aparatėlių, nes jie pagerina ne tik girdėjimą, bet ir tą norą bendrauti, socializuoti su kitais ir norą tiesiog būti tarp žmonių, domėtis įvairiais dalykais. Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Pomitype. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Jums padės Periferisan. Periferisan normaliai nervų sistemos veiklai. Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Pomitype. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Jums padės Periferisan. Periferisan normaliai nervų sistemos veiklai. Lietuviška žiema, kai anksti temsta ir net dienos metas atrodo niūrus ir apniukęs, imuniniai sistemai yra itin pavojingas laikas. Peršalimo, virusinės ligos, paūmėję chroniški susirgimai ar nuovargis neaplenkia nė vieno. Ta gali paliudyti ir bendrosios praktikos slaugytoja Vilnietė Kristina Galvanauskienė. Kadangi dabar yra žiema ir kaip medikė susiduriu su paslaugų gavėjais, kurie ir susirga ir pati nenoriu sirgti, nenoriu turėti nedarbingumo, nenoriu, kad mano šeima sirgtų.
Tai vartoju maisto papildą Ponepte, nes noriu sustiprinti savo imuninę sistemą. Taip pat esu vegetarė, vis tiek negaunu tiek maistinių medžiagų, kad ir kaip stengiuosi, kad mityba būtų įvairiapusė, ir vaisiai, daržovės, sėklos, bet vis tiek ta mityba truputėlį vis tiek kažko tai trūksta. Ir apie šitą maisto papildą visų pirma, aš išgirdau konferencijos metu ir labai jį išgyrė, būtent šitą maisto papildą jau amžinatilsį fitoterapeutas labai garsus Ruolė. Tai kad jis labai tinka ir onkologiniams ligonėms, ypatingai po chemoterapijos, sergant lėtinėmis ligomis, siekiant išvengti ligos recidyvų. Aš labai juo susidomėjau šito maisto papildu, žinoma, aš perskaičiau jo sudėtį ir tai yra natūralus polifenolių šaltinis. Tu išvengsi lėtinių ligų recidyvų, tu sustiprinsi savo imuninę sistemą. Tai yra tikrai produktas, kurį saugu vartoti. Didžiojoje Britanijoje buvo atliktas mokslinis tyrimas, kurio metu įrodyta augaluose esančių polifenolių antioksidantų nauda, kovojant su vėžiniais susirgimais ir chroniškomis ligomis. Itin reikšmingi polifenolių antioksidantų kiekiai randami brokoliuose, granatų vaisiuose, ciberžolėje ir žaliojoje arbatoje. Tiesiog vienoj toj kapsuliai sukoncentruota daugybė tų daržovių, tų brokolių, tų ciberžolių, tų granatų. Tai, kad tu turėtum suvalgyti labai dideliais kiekiais norint gauti, tu tiesiog gauni iš tos kapsulės. Tai man kaip vegetariai tai yra puikus pasirinkimas. Ir šį maisto papildą tu gali vartoti ne tik mėnesį, kad tu suvartoji tą dėžutę ir jau daugiau kažkokią tu turi pertrauką daryti. Tu gali jį vartoti ilgesnį periodą ir tau, jeigu yra lėtinė liga, tu jau to ligos recidyvo, to pasikartojimo ligos, tu jau jo išvengsi. Maisto papildų vartojimas Kristinai tapo ritualu, įpročiu, kurį slaugytoja rekomenduoja ir draugams bei šeimos nariams. Maisto papildą Ponepte aš visada vartoju rytais, tiesiog, kad nepamirščiau, tai yra mano ritualas, aš pavalgau pusryčius ir aš išgeriu maisto papildą Ponepte. Galima vartoti 4 kapsulės per dieną, tai yra labai saugi dozė. Ir mano šeima, ir mano tėveliai, kurie jau yra vyresnio amžiaus, taip pat šį papildą vartoja, rekomenduoju jiems. Turiu draugų, kurie turi lėtinių ligų, irgi esu rekomendavus ir visi padėkojo ir visi džiaugiasi. Ir geria maisto papildą Ponepte, ypatingai ir žiemos metu, bet ir ne žiemos metu, tai galima vartoti jį tiesiog ištisus metus. Pradėjus vartoti maisto papildą Ponepte, aš pradėjau domėtis ir kitais produktais, kuriuos gamina ši kompanija ir atradau labai puikų pasirinkimą būtent žarnyno mikrofloros atstatymui, ar tai po ligos, ar tiesiog profilaktiškai papildyti gerosiomis bakterijomis, būtent probiotikais, ir atradau maisto papildą Jogurt Plus. Tai yra puikus saugus pasirinkimas ar po antibiotikų vartojimo, ar tiesiog sergant lėtinėmis ligomis, ar kažkokiu turint bėdų su skrandžiu, su žarnynu. Tiesiog sustiprinant imuninę sistemą, nes viso ko pagrindas yra sveika žarnyno mikrobiota. Nes jeigu nėra sveika žarnyno mikrobiota, vystosi lėtiniai uždegiminiai procesai organizme, o kai yra lėtinis uždegimas, tai laikui bėgant išsivysto ir liga, ko mes tikrai nenorime, mes nenorime sirgti. Žmogaus kūne yra milijardai nervų ir juos taip pat reikia saugoti, nes jie irgi yra mūsų sveikatos dalis. O tokie simptomai kaip ryte atsikėlus kūnų bėgiojančios skruzdėlytės, keistas jausmas pėdose jau išduoda, kad reikėtų susirūpinti savo periferinę nervų sistemą. Periferinė nervų sistema, paprastai aiškinant, yra visa tai, kas yra nervų sistemoje už centrinės nervų sistemos ribų. Ir visa ta struktūra iš esmės yra viena nervinė ląstelė, kuri yra labai unikalios struktūros. Neurono ląstelės kūnas yra nugaros smegenyse arba šalia jų ir visa jo atauga, tai yra tos pačios vienos ląstelės dalis, pasiekia visą periferiją, tai yra mūsų kojų, rankų, pirštų galiukus. Dėl to atsiranda tie vadinamieji periferiniai tokie simptomai. Tai yra pirštų galų, tirpimo pojūtis, jutimo sutrikimo pojūtis ir jeigu liga progresuoja, tai kyla aukštyn, tada pažeidžia pėdas, plaštakas, dar aukščiau gali kilti. Lygiai taip pat gali nukentėti ir žmogaus judesiai, atsirasti paralyžiai, kurie vėlgi pagal tą patį principą pirmiausia dažniausiai atsiranda pėdose, tada
kyla aukštyn tas silpnumas, atsiranda blauzdų raumenų silpnumas, plaštakų raumenų silpnumas ir panašiai. Kartais net kasdieniai buitiniai įvykiai gali išduoti, kad mūsų periferinė nervų sistema silpsta ir reikėtų jai padėti. Nėra turbūt tokio žmogaus, kuriam nebūtų nutirpęs pirštas ar ten plaštaka ar panašiai. Tai nepatogioje padėtyje, ilgiau pasėdėjus ar ilgiau kažkaip tai nepatogiai padirbus, gali atsirasti tas tirpimas. Tai ir yra signalas būtent iš periferinios nervų sistemos, kad reikia atkreipti dėmesį. Kaip to išvengti? Tai daugybė tokių priežasčių susiję su bendra organizmo būklė. Rūkymas, cukrinis diabetas, cholesterolis, kraujospūdis, visa tai gali bloginti kraujotaką, taip pat ir periferinių nervų aprūpinimą krauju ir reikalingomis medžiagomis ir tada ilgainiui atsiranda tų simptomų. Vaistininkė Sigita Kurbutaitė pasakoja, kad į vaistinę su anksčiau minėtais simptomais kreipiasi ne vienas. Tikrai dažnai būna tokių simptomų, kad tarsi bėgioja skruzdėlytės. Kartais įvardina, kad kojose, kartais rankose ir dažniausiai tai ir būna susijęs su nervų sistema. Tokie simptomai gali būti dėl to, kad trūksta įvairių vitaminų, tai dažniausiai tai būtų B grupės vitaminų, gali trūkti magnio, gali rodyti tai, kad galbūt patiriam didelį stresą arba labai didelį nuovargį. Vėlgi nervų sistema su visu šituo yra susijusi ir jau signalizuoja, kad kažkas gali būti negerai. Tinkamai parinkti maisto papildai gali padėti palaikyti normalią periferinės nervų sistemos veiklą, normalią energijos apykaitą, normalią raumenų funkciją. Tiek energijos trūkumas, tiek raumenų skausmas gali rodyti nervų sistemos sutrikimus. Taip pat tai gali būti ir mėšlungio pasekmė, bet tai taip pat susijęs su nervų sistema. Svarbu atkreipti dėmesį į papildų sudėtį. Rekomenduojami vitaminai B12, B6, magnis, tiaminas. Dažnam kompleksinius papildus vartoti patogiau nei atskiromis tabletėmis. B grupės vitaminai skirti palaikyti normalią nervų sistemos funkciją. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų būklę, reikalingas ir raumenų susitraukimui ir atsipalaidavimui. Tiaminas yra skirtas palaikyti normalią nervų sistemą, gali padėti netgi ir geresniam miegui. Ir pabaigai priminimas. Jeigu norime sėkmingai siekti savo tikslų ir nestokoti energijos, turime judėti, taisyklingai maitintis, kokybiškai ilsėtis ir, žinoma, pasirūpinti nervų sistemos būklę. Brangūs žiūrovai, laida pirmi kartai šį sezoną su jumis atsisveikina. Visų pirmiausia, aš labai noriu jums padėkoti, kad jūs mums rašėt, skambinot, siuntėt idėjas ir patys dalyvavote mūsų laidoje. Mes visą tai pakartosime kitais metais naujajame sezone. Linkiu jums gražių švenčių. Iki pasimatymo, iki! Mes esame iš laidos pirmi kartai, ją rodo per Lietuvos ryto televiziją. Ta kojinė mano matas? Matas? Sutapkiau su kojinėm garažiukiu. Aš ne per arti stoviu. Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Pometa. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Jums padės Periferisan. Periferisan normaliai nervų sistemos veiklai.